Diena, savo tinklaraštį pradėsiu pirmuoju video, tai yra Google SketchUp programėlės apžvalga, bei galimybėmis pasinaudojus šitą programėlę susikurti savo kambario vizualizaciją, kad galima būtų supažindinti save ar žmoną su artėjančiais remonto darbais. Na, pradėsime nuo pačių paprasčiausių funkcijų supažindinimo. Štai mes matome šitą funkciją, tai yra kvadratas, kurį pasitelkus galime suformuoti savo patalpos grindis. Taigi mums reikalingi parametrai, dešinėje pusėje apačioje jūs matote kintančius skaičiukus, juos stumdant mes išgauname mums reikalingą plotį ir ilgį. Na, mūsų patalpa tebūnie 4 metrai ant 4,5. Taigi suteikiame plokštumą, tačiau ta plokštuma, kaip matote, šiek tiek plonoka, nesaugu stovėti šitai merginai. Mes jį šiek tiek spustelsim į apačią ir sukursim tokį gan saugų 20 cm tokią platformą. Tai atlikome su šitą funkciją. Vėlgi pasiėmame šitą rodiklėmis apipintą burbulą, pasukame šiek tiek vaizdą ir matome, jog jau turime grindis. Reikia prie grindų ir sienų. Tada mes kreipiamės į kitą funkciją. Štai šitą funkciją suteiks galimybę, kaip lengvai ir patogiai galima suformuoti tolygias sienas per visą perimetrą. Taigi, koreguoju, stumdau pirmyn atgal, pasukęs būgnelį galiu šiek tiek priartėti, tada parametrai būna dar šiek tiek aiškesni ir, tarkim, mėgstu naudoti 20-25 cm atkarpas ir mes galim štai pastebėti 24 cm. Kai jau turime sienas, mums jas reikia pasikelti iki tinkamo aukščio. Taigi tinkamas aukštis kelsim į viršų ir tarkim mes esam apsisprendę, jog mūsų sienų aukštis bus tarkim 2,5 metro. Tai mes drąsiai paėmė ir rašome 2,5 ir spaudžiame Enter. Mūsų sienos padidėja, galime išsirinkti vėl vaizdo sukinėjimo funkciją, pasisukame ir matome, jog mūsų kambarys įgyjo sienas. Ir tos sienos, kaip ir buvau minėjęs, yra 2,5 metro aukščio. Jeigu jūs dvejojate ir nepasitikite manim, galite išsirinkti funkciją metras, liniuotę ir išmatuoti. Taigi, turėdami štai šitokias sienas, mums beliko tik tais apsispręsti, kurgi yra mūsų durys, langai, kur stovės spinta ir panašiai. Taigi gal aš norėčiau pradėti nuo durų. Duris įsirengti Google SketchUp sienoje pakankamai paprasta. Pasiėmame štai vėlgi tą patį liniuotės funkciją. Ir tarkim matome, kad nereiktų mums tiksliai gaudyti to centimetrų, nors mes tai galime padaryti ir skirti šiek tiek laiko. Mes galime, tarkim, tiesiog suaktyvinti šitą funkciją ir parašyti 0,9. Spaudžiame Enter ir mes matome, jog siena atrado 90 cm ribą sienoje pati programėlė. Na, žinom, kad standartas durų yra 2,10 metrai. Taigi vėlgi mes galime pasikelti iki bet kokio aukščio ir įvesti 2,1 metro, spaudžiame Enter ir matome vėl pakėlėme į mums reikalingą aukštį. Taigi tai yra tik punktyrinės linijos žymi, kur turėtų būti objektas, tačiau objektą įsibrėžti reiktų vis dėlto mums patiems. Taigi vėlgi kreipiamės į kvadrato funkciją, ją suaktyvinam, dedame į susikryžiavimą. Jeigu mes netyčia suaktyvintumėm gretimoje vietoje esančią zoną, gausime netikslumus. Taigi tiesiog užeiname ir programa pati aptinka ir išcentruoja. Spūstelim, tempiam į apačią, kur žalias
burbuliukas, paleidžiame. Taigi mes turime duris, beliko jas panaikinti. Aš jas naikinu, tikriausiai yra ir kažkokių rimtesnių būdų, tačiau aš jas naikinu tiesiog išsirinkęs vėl plokštumų stumdymo funkciją ir aš jas suvienodinu, matote, su sienos galu. Kitaip, sienos kita pusė išorinė. Matome, mes turime išpjautą tam tikrą ertmę. Taigi turime kambarį, kažko čia trūksta. Trūksta lango. Na, langą mes sukursime vėlgi pakankamai greitai. Tarkim, žinome, jog mūsų langas yra, na, nežinau, tikslių standartų, visur jie atsižvelgiant pagal statybą skiriasi, tačiau, nu, tarkim, priimkime, jog tai yra 1 metro aukštis. Spaudžiame Enter, žinome, jog mūsų langas užsibaigia, tarkim, 0,5 metro nuo viršaus. Vėlgi spaudžiame Enter. Mes turime mums reikalingą parametrą. O, čia kažkas įvyko ne taip. Grąžiname atgal funkciją. Taigi, 19,0,5 metro. Spaudžiame Enter. Tai štaip vėlgi punktyrinė linija atrado nurodytą aukštį, atsižvelgiant nuo lubų. Na ir čia vėlgi reikia įbrėžti langą. Na, jūs žinot, tarkim, langas yra nuo sienos, nežinau, irgi metras. Taigi įvardinat, jog jis yra metro atstumu. Na ir įbrėžėt nurodytų matmenų lango parametrus. Štai viskas, langas atsirado. Dabar jį tiesiog vėlgi, kaip minėjau anksčiau, funkcija su plokštumų stumdymo funkcija pažymime, jog jis sutampa su sienos išorė, paleidžiame ir štai turime mes tokį primityvų kambariuką. Tikrai programa naudinga, naudoti galima ir reikia. Apie kitas funkcijas galėsiu papasakoti kitam tinklaraščio video. Taigi, prenumeruokit, laikinkit ir komentuokit. Ačiū Jums.